Būkite pasveikinti iš Dariaus ir Girėno stadiono Kaune ir čia Kauno Žalgiris tęsia savo žūtbūtinių mačų seriją. Šįsyk F-Pro LFF taurės turnyro ketvirtfinalis ir šiandien paaiškės pusfinalio dalyvis. Kauno Žalgiris kausis su Marijampolės Sūduva. Žalgirio ataka, Jurjono perdavimas. Šansas Jansonui. Spės pasveikti. Nuo Žalgirio krašto komandos lyderio. Ir po to persikėlė į Kauną. Ir įdomus sutapimas, kad iš pernykščio taurės turnyro būtent Valdo Paulausko įvartis išmetė Kauno Žalgirį, kuriam jis dabar atstovauja. O čia Marijampolės Sūduva drebina Dariaus ir Girėno stadiono stogą bei tribūnas. Veržiasi į priekį Sūduvos futbolininkai. Amaras Haidara muša kairiajame baudos aikštelės viršutinėme kampe ir pastarasis tuo pasinaudojo. Čia Amaras Haidara krenta. Arbitro švilpukas tyli. Na, būtų tikras šokas žalgiriečiams, jei dabar būtų paskirtas 11 metrų baudinys. Savo sportinį pyktį čia labai originaliai sužaidė Romualdas Jansonas. O Gudročius pamatė, kad ne į kamuolį, o šiek tiek į tolėliau. Galbūt ir nuspręs mesti į kovą savo pagrindinius kozirius, bet to gali nebeprireikti. Polio tai reiškia labai tolimą jo metimą iš užribio. Priima minkštai kamuolį. Didis Anofa nusimeta kamuolį, smūgis į vartus. Štai tokia bomba. Franklinas Tangeriai triumfuoja ir Marijampolės Sūduva. Arti sensacijos. 2-0. 4-3 išbėgais greitą tranziciją Marijampolės Sūduva. Lakitomas blokuojamas jo perdavimas ir 11 metrų baudinys. Ekime pakartojimą, Lakitomas įkerta nuošalės nėra. Čia Kerkezas griūna, o Tomas Švetkauskas bando gelbėti komandą ir tai padaro. Griebėsi už galvos Nauris Petkevičius. Pirohovas su Fabiano Orega čia susistumdo ir bus sankcijos. Bus sankcijos tiek vienam, tiek kitam. Panašu, kad taip. Prancūzas skėsčia rankomis ir gauna geltoną kortelę. Taip pat geltoną kortelę ir Maksimas Pirohovas įvertintas lygių Europoje po itin sunkių rungtynių prieš keletą dienų. O čia antroji geltona kortelė Maksimai Pirohovui ir ukrainietis šalinamas iš aikštės. Norint įsigelbėti, galima tik ironizuoti. Svarbiausia, įmušti bent vieną įvartį pradžiai žalgiriečiams. Arti to buvo jie. Fabianas Orega bando klaidinti savo oponentą. O Čiogadze ir vėl nepataiko į labai. Georgievičius čia dar individualių pastangų dėka ištaško savo varžovus į šalis, bet blokuoja juos į galvą marijampoliečiai. Dar vienas perdavimas ir Kerkezas bando. Sirgėdas. Jo perdavimas. Ja, čia smūgį Gratas atliko. Georgievičiaus smūgis. Ir viskas. Marijampolės Sūduva nukala sensaciją Dariaus ir Girėno stadione. Išmeta marijampoliečiai iš F-Pro LFF taurės turnyro A lygos čempionato lyderį Kauno Žalgirį.